miestelis, šiaurėje Lietuvos pakraštys, apie jį saktas sekės senelis, iš dienų, ko girdėjęs ir jis, tai šlovinga kartu praeitis. Pirmą būstą pastatė užbočiai, senoje apmiestojo upelius, čia išaugo mažytis miestelis, pavadintas Saločių vardu. Šį geografinį faktą menu. Stiluojuose Saločių, ir tas jungia gražius jau kraštus, o nuo tilto aplinkui pažvelgus, pamatai, koks miestelis gražus, tai gyventojų triūsas kilnus. Koks aplinkui žaliuoja, tiesąja Saločių laukuos, vakarais po darbų susirinkus, į nuostabos pasartojų dainos, amžiaus lietuvis dainuos. Gyvuokit Saločiai, salotiečiai, mes tavo vaikai, ačiū šimtmečius pačius nesmočiams, nenuvirs ir nelių amžinai, šitą priesą mes vykdom šventai. Visagalis laikas. Jis gali viską – gydyti žaizdas, sukurti ir sugriauti ištisas imperijas, neatpažįstamai pakeisti pasaulį. Bet už laiką stipresnė žmonių atmintis. Tol, kol pasaulyje bus gyvas bent vienas žmogus, tol, kol plaks jo širdis, tol visa tai, ką žmonija kuria tūkstančius metų, bus gyva. Šiandien mes, keliautojai iš praeities, esame čia, kad visų jūsų akivaizdoje galėtume liudyti didelę, mažo Saločių miestelio istoriją. Esame tam, kad bent vienai dienai iš užmaršties sugrąžintume tuos žmonės, kurių dėka šita vieta kažkada buvo ir uostas, ir prekybos mazgas, ir tiesiog drąsių savo kraštą mylinčių žmonių gyvenamoji vieta. Mes čia tam, kad gražuolis Saločių tiltas sujungtų ne tik du mūšos krantus, bet ir skirtingas epochas. Žmonija savo pasiekimus visada kažkur įamžina. Mūsų pasaulis tai didžiulis begalinis istorijos vadovėlis, kuriame mūsų nueitas kelias, darbai, įamžinti katedrose, rūmuose, pilyse, galų gale visą tai surašyta tūkstančiuose knygų tomų. Tik jei knygų puslapiai kartais sudyla, tai akmenyje įrašyti mūsų gyvenimai išlieka kone amžinai. Norime pakviesti paminklinio akmens bendraautorius Balį Tuskėną ir Valių Remeiką. Prašom. Ir paprašyti juos pasidalinti kūrybinėm kančiom, savo sumanimais, kaip jiems sekėsi įgyvendinti šitą nuostabią idėją. Kaip tik apie kūrybinės kančias ir mes nenorėjom šnekėti. Pirma mintis, kuri atėjo šiandien būnant ir mišiuose, kai pamatai tiek daug žmonių, supranti, kad vienybėje mūsų jėga. Mes visi esam bendrautoriai šito didelio kūrinio, pradedant nuo grindinio klojėjų, akmens ieškotojų, akmens vežėjų, kalvių, kalėjų, na ir žinoma, paišytojų. Pati mintis, to paminklo idėja kilo popieriuje
pagalvoju, tiesiog prisikabinant prie tos idėjos 500 metų ir tos saulutės simbolizuojančios, 5 saulutės simbolizuoja po 100-metį, kryžius yra visko pradžia, skaičiai kaip tie amžiai iškalti, įsikalę atmintyje ir akmenyje. Tai va, tiek galbūt apie tą patį paminklą, o šiaip labai noriu padėkoti bendruomeniai, seniūnijai, visiems žmonėms, kurie patikėjo mums šitą tokią atsakingą užduotį ir už tą garbę. Gal dar Valius. Valius buvęs mano mokinys, tai garbingai sakau, ir be jo mano idėjos būtų likę tik popieriuje. Na, o be jūsų, iš tikrųjų, be to popieriaus nebūtų. Ir kaip daryt man? Jūs mane vedėt nuo pat pradžių, padėjot eskizę ir iki galutinio varianto. Iš tikrųjų, mes visi prisidėjom prie šito darbo ir sustabdėm tą minutę 500 metų. Vienintelė tą minutę, kai kiekvienas po kenėlį sunešėm, po idėją, po kažkokią tai mintį ir manau, mums pavyko. Ačiū Jums labai. Arčiau mikrofono kviečiu seniūną Algimantą Mašalą, prašom. Gerbėmieji, gerbiamas ekscelencija Panevėžio vyskupė, gerbiamas Saločių Šventų Jozapo parapijos klebonė Jonai, gerbiami Seimo nariai Antanai Matulai, gerbiami rajono vadovai, mėly kraštiečiai, tikrai džiugu šiandien mums dalyvauti šiame tikrai įspūdingame renginyje. Atsiprašau, pertrauksiu, čia aviatoriai sveikina mus. Galim pamojuoti. Galim pamojuoti. Ten priekyje skenda eskadrilės vadas Vydas Gabriūnas, mūsų seniūnijos ūkininkas ir jo kolegos ten Gintautas Griauzdė ir Laurinas Griauzdė turbūt. Dabar apie to akmens atsiradimo istoriją norėčiau trumpai. Čia mes jau prieš metus puoselėjom tokią mintį, kokį čia sukurti tą. Buvo įvairių pasiūlymų, tokių labai galingų, brangių, bet mes jų atsisakėm, pasirinkom tokį paprastesnį, nes šitas akmuo, jis yra vietinis, kaip sakant, iš vietinių žaliavų, jis iš dvaro žemės teritorijos yra, žodžiu, daug metų ten gulėjęs. Žinot, Saločių parką, estradą, už estrados šalia ten yra upelis Bėrė. Tai jį daug metų turbūt plovė Bėrės vanduo, jis buvo jau užplautas žemė, mes jį atkasėm, žodžiu, prašėm galingiausio seniūnijos ūkininko traktoriaus, kurį traukiant teko sutraukinti ir trosas trūko, bet pavyko išvilkti, žodžiu, į parką, tada tik kranas sugebėjo jį kelti ir čia pastatyti. Kaip žinot, buvo daug pasiūlymų, kaip minėjau, buvo daug konkursas toks organizuojamas, buvo daug piešinių, daug eskizų ir buvo prašyta žmonių išrinkti, kuris pats gražiausias, pats tinkamiausias būtų tas projektas. Ir balsų daugumą laimėjo Balio Tuskėno, žodžiu, eskizas šitas projektas. Čia jį negalima vadinti kažkokiu tai paminkliniu akmeniu, sakyčiau, čia turbūt jubiliejinė, meninė, skulptūrinė, akmens ir
metalo kompozicija. Daug tikrai teko atsiliepimų išgirsti gerų, nežinau, gal kam ir nepatinka, tikrai įspūdingas kūrinys. Aš ilgai nesiplečiant norėčiau įteikti autoriams po knygą. Ir po tokią Saločių paminklo medinį drožinį. Ir aišku, paprašyti Jo ekscelencijos Panevėžio vyskupo Liongino palaiminti Saločių vėliavą, paminklinį akmenį ir Saločio herbą. Kol mano ponas laiko vėliavą, aš naudosios progą ir pasveikinti šitos du žavingus vyrus gėlėmis. Kad matyčiau visus ir leido į vėliavą, į herbą. Toks smagus skrydis tų lėktuvų, kad norisi linkėti Saločiam sulaukusiam 500 metų tos energijos, kuri visuomet čia buvo. Upė, oras, žemė išliktų branginama. Turėti vėliavą, turėti herbą, minėti šventę, ne tik tai yra džiaugsmas, garbė, bet ir įpareigojimas. Pašventinami ne daiktai, pašventinami tie simboliai, kurių kiekvieną turit nešioti savy, su tuo troškimu išlaikyti garbingą, orų, brangų ir perduoti tokį savo vaikams. Viešpats su jumis. Melskimės. Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama. Tad palaimink šią vėliavą, šį herbą ir šį paminklą, kad kiekvienas pagal tavo juos brangins, šaukdamasis tavo švenčiausiojo vardo, gautų už tave sveikatą ir dvasinę globą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Dėkojame vyskupui ir kviečiam visus svečius rikiuoti šventiniai eisenai į Saločių parką ir griaudint lėktuvo motorams bei Paišmenių orkestrui, kviečiam visus į sekančią šventės dalį.